Sveiki visi, šiandien servise 007 Toyota RAV4 automobilis 2016 metų, 2,5 litro hybridinis variklis, dokumentuose 114 kW dažnai būna įrašyta, kai kuriuose 141 berods, ten netgi po 1-kitą kW pasiplauko ten ta jo gale. Vieną kartą įrašo tik benzininio variklio galę, kitą kartą įrašo galę su elektriniu varikliu, tai taip traktuojamas, sakykime, įvairiai dokumentuose, bet iš principo tai yra netiesioginio įpurškimo variklis, paprastas MPI, puikiai pažįstamas, visų 100% važiuojantis dujomis, dėl to be abejonės yra itin populiarus ir paklausus. Nes vėlgi, sąnaudos jo važiavimo mieste yra, sakykime, apie 8 litrus dujų, bent jau kiek klientai kalba, kai kada netgi dar mažiau sugeba įvažiuoti, jeigu labai jau žaidžia ten tą hibridinį žaidimą. Tai tikrai pakankamai erdvi, didelė patogi mašina, kuri gali važiuoti labai panašiomis į Toyota Prius kuro sąnaudomis. Tai tikrai labai populiarus modelis, dažnai ieškomas ir dažnai perkamas. Tai kaip visada šią modelį sumontavom kokybiškai itališką Landirenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą, tik vėlgi jį sumontavom geros komplektacijos. Tai visų pirma, nuo ko pradėti reikia, tai nuo pakankamai didelės galios ir našumo Landirenzo Li10 turbo dujų reduktoriaus, atskirai nuo dujų reduktoriaus sumontuoto Landirenzo skystos fazės filtro bei dujų vožtuvo. Specialiai sumontuojamas jis taip, kad būtų nesunku prieiti ir pakeisti skystos fazės filtrą. Dujinės fazės filtras taipogi čia greta. Slėgio daviklis, dujiniai purkštukai Landirenzo AEB A+ sumontuoti taip, kad dirbtų į vertikalę, vėlgi tam, kad ir garsą mažiau skleistų ir kad tarnautų ilgiau, taip kad stengiamės viską padaryti kiek įmanoma kokybiškai, kad kuo mažiau tų problemų ateityje jisai mums keltų. Pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, patogi vėlgi vieta, po juo yra saugiklių, variklio skyriaus saugiklių dėžutė, jeigu reikia mes be abejonės prie jų laisvai prieiname, pasikeliame ir be jokių problemų galim prieiti. Dujinės įrangos saugiklis vėlgi išvestas matomoje vietoje, tech apžiūros metu to saugiklio yra ieškoma, reikia žinoti, kur jis yra ir vairuotojas, savininkas automobilio be abejonės šią informaciją turi žinoti. Na ir visi dujinės įrangos montavimo darbai yra atliekami kokybiškai pagal aukščiausios Landirenzo kompanijos standartus. Iš principo tie patys standartai, tos pačios priemonės, medžiagos komponentai yra naudojami montuojant dujinės įrangas į gamykliškai visiškai naujus automobilius. Taip, kad tai reiškia, kad iš esmės dujinės įrangos laidynas adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, yra grupuojamas, parenkami tinkami laidų ilgiai, tie visi laidai yra grupuojami tarpusavėje, įvelkami apsauginės gofras, tas gofras izoliuojame. Jeigu mes panalizuosim galų gale mum prieš nosį laidyną visą, tiek aukštos įtampos, tiek ir paprasta, mes pamatysim, kad visi laidai yra gofruose, tvarkingai izoliuotose. Lygiai taip pat mes stengiamės viską padaryti taip, kad tai būtų kiek įmanoma arčiau to gamyklinio variklio skyriaus vaizdo. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas. Čia yra montuojamas vienoje iš laisvų vietų. Štai čia, gerai matomoje vietoje, vienoje iš tų tuščių, kaip sakyt, vietų skirtų mygtukui. Tam, kad panelėje kažkokių papildomų skylių nedaryti, tikrai pakankamai patogu, paprasta. Pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, štai čia. Atsidarę įsisukam adapterį, specialų perėjimą, baigę pildymą viską gražiai uždarom ir viskas lieka už tai taip. Tikrai patogu, nereikia klauptis, gramdyti purvo, ant sniego ir panašių dalykų, tikrai labai patogu. Na, dujų balionas vėlgi atsarginio rato vietoje. Pats dugnas, kaip matot, yra lygus gražus, o yra sumontuotas 63 litrų dujų balionas atsarginio rato vietoje. Pakankamai solidus dydis, turint omeny, kad dujų mes galėsim užsipilti turbūt panašiai kiek ir benzino, apie 50 litrų realiai jau degalinėje, tai pakankamai galima bus solidu atstumą nuvažiuoti dujų. Tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Toyota RAV4 servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuojate ar planuojate įsigyti, mielai kreipkitės, tikrai padėsim. Ačiū.